Ačiū visiems prisijungusiems. Taigi, dvasinė praktika nuo nulio. Pirmoji tema – kam reikalinga dvasinė praktika. Tokia visiškai įžanginė, visiškai paprasta tema, kaip ir žadėjau, kad pradėsime nuo labai paprastų dalykų. Pirma, noriu padėkoti už prisistatymus, kas pasidalino apie save. Dabar daug įdomiau netgi man pačiam bus, nes kažkiek žinosiu, su kuo bendrauju. Matau, kad žmonės labai įvairūs, labai įdomus. Kas nespėjot pasidalinti, bet dar norėtumėt, kaip sakau, pilnavertiškai įsijungti į programą, tai prašau susiraskite tą ankstesnį video ir po juo atsakykite klausimus. Tai tikrai, manau, visiems bus įdomu, jeigu kažkiek pasidalinsite, bent po truputėlį, tie, kas dar nespėjot. Tai ir dabar, matau, yra tokia problemėlė jau iš karto. Tai yra, kad prie grupės prisijungė nemažai žmonių, kurie yra tikrai nepradedantieji ir iš mano pažįstamų, iš draugų ir tikiu, kad ir iš žmonių, kurių nežinau, iš jų pasakojimų jau supratau, kad yra tikrai nepradedantieji dvasinėje praktikoje, kurie turi patirties. Vieni kažkaip panašiai, ką ir aš žino, kiti gal ir daugiau už mane žino, neabejotinai tokių yra, bet kažkodėl prisijungia prie grupės. Tai ką jums dabar daryti? Tai galite, aišku, nežiūrėti, neklausyti ir galbūt, kai rasite kažkokią įdomesnę savo aktualią temą, tada paklausyti. Kitas variantas, galite klausyti, bet pasidalinti savo papildymais. Aišku, kaip prašiau, stengiantis nepermušti temos, neperšaukti kažkur labai aukštai, kai aš bandau narplioti paprastus dalykus, kad nenušokti labai toli, bet taikyti į temą savo pastebėjimus. Ir dar kitas variantas, tai galite pabandyti įsijausti į pradedančio vaidmenį, kas yra šiaip labai sveika, net ir pažengusiems dvasinėme kelyje. Tai yra ir įsijausti į pradedančio vaidmenį ir pabandyti kaip į savo galvoje vėl po truputį iš naujo įsigilinti į tas paprastas temas ir galbūt kažką rasite, ko arba nežinojote, arba apie ką nepagalvojate, arba galvojate, bet rasite į tai kažkaip kitaip pamatysite, kažką naujo tame vėl pamatysite ir galėsite pasidalinti vėl su kitais, dalindamėsi komentaruose, papildydami ir panašiai. Ir taip pat turiu tokį prašymą, tokią rekomendaciją su savim turėti popieriaus lapą, tušinuką arba kažkokią kitą priemonę, kas elektroninės priemonės, užsirašymui minčių, klausimų, abejonių. Tai yra klausant, jeigu kyla kažkokių tai abejonių, minčių ar kažkokių papildymų, tiesiog pasižymėkit, kad nereiktų pertraukti įrašo arba aišku, galite sustabdyti ir pasižymėti. Galite, aišku, komentaruose rašyti, bet, tarkim, neišsiųsti, kol neperklausyt viso, nes galbūt apie tai, ką jūs norit pasakyti, jau dar bus kalbama. Bet prašymas toks, jeigu norit pilnai įsijungti į programą, tai užsirašinėkit mintis ir paskui jomis pasidalinkit. Taip, o dabar einame prie programos pirmosios temos, kam reikalinga dvasinė praktika. Aišku, tai labai platus klausimas, bet siūlyčiau tokį priėjimą, tai yra, kad dvasinė praktika yra tai, kas duoda dvasinės patirtis. Apie kokią mes praktiką bekalbėtume, vis tiek viskas sueina į tai. Jeigu nėra dvasinių patirčių, tai kokia tai yra dvasinė praktika. Ir aišku, galima papildyti, kad tai yra sąmoningas, sistemingas arba, sakykime, tyčia ėjimas į dvasinės praktikas, nes galima palyginti su to, kaip žmogus eina ir įkrenta į vandenį netyčia, arba kai jis eina ruošiasi ilgai, mokinasi plaukti ir galiausiai eina plaukti pasiruošęs. Tai yra panašus dalykai kažkuom, bet tuo pačiu labai skirtingi, nes vienas yra specialiai savo norų tyčia ieškant tų patirčių. Šiuo atveju dvasinės praktikos, dvasinių patirčių. Taigi, ir siūlyčiau pradžiai pasigilinti į tokią
visiškai įžanginę traktuotę atėjusią iš rytų, iš švedų šventraščių, kur apibūdinamos kaip ir dvasinių motivacijų kategorijos. Čia prie tos temos, kad ką duoda dvasinės praktikos priklauso dar ir nuo to, koks žmogaus yra motyvas, kaip kad galima palyginti su mišku. Jeigu žmogus eina į mišką, miškas gali būti tas pats, bet žmogus motyvai gali būti labai skirtingi ir nuo to jisai ten matys visiškai skirtingus dalykus, arba iš ten gaus, arba išsineš, arba norės pasiimti, arba ieškos. Kaip kad vienas ieškos, kaip prisikirsti medienos, kitas kaip eglutę kokią parsinešti, kitas galbūt eis tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti, kitas gal tyrinėjimu užsiims kažkokiu, kitas grybautis ar bet kuo. Tai yra skirtingi labai variantai. Lygiai taip pat ir su dvasinė praktika. Žmogų veda skirtingos motivacijos, dėl to jis randa ten skirtingus dalykus. Taip? Tai pasiūlysiu apžvelgti 4 tokias kategorijas, kurios mumise gali būti susimaišiusios, gali būti truputį tos, bet esmė tame, kad jeigu mes identifikuojam tas kategorijas, mes galim sąmoningiau žiūrėti tai, kur mes esam, ką mes darom ir kur mes einam, taip pasakysiu. Taigi, pirmoji kategorija tai yra kenčiantys žmonės. Tai yra žmonės, kurie kenčia ir dvasinės praktikos ar kažkokių dvasinių žinių pagalba nori išspręsti problemas, išspręsti sunkumus arba sumažinti kančias, ar tai būtų psichologinės, ar fizinės, ar bet kokios kitos problemos. Žmogus kenčia ir jis nori tai pataisyti ir jisai, tarkim, išbandė vairius materialius sprendimus ir staiga jis sužinojo ir prisiminė, kad galima bandyti dvasiniais metodais pagerinti savo sunkumus. Tai yra labai dažna, netgi Indijoje yra, kaip nejuokaujama. Čia neseniai susirašinėjau su vienu Pietų Indijos šventiku, brahmanu, ir sakau, kaip pas jūsų ateizmų, ar yra ateistų? Tai jisai atsakė, kokių dar ateistų, koks dar ateizmas? Sako, visa tai yra tiesiog vaidinimas, tai yra šou, mada, tai yra, sako, tiesiog mada. Nes jeigu kažkas tai atsitinka, kažkokios rimtos problemos, žmonės toj pasikeičia ir vėl eina į šventyklas ieškoti ar į dvasinės praktikas ieškoti pagalbos, kad viduje žmogus supranta, bet ne visą laiką tai būna, čia Indijos pavyzdys. O kitas atvejis tai yra priešingas, kai žmogus šiaip nelabai galvoja, tarkim, apie dvasinius dalykus, bet kai jį labai prispaudžia, jisai pradeda ten ieškoti pagalbos, tačiau tai yra slidi kategorija, slidi pozicija iš tos pusės, kad išsprendęs tą problemą, gavęs tai, ko nori, jis gali vėl pamiršti. Tai jam nebereikės nei Dievo, nei dvasinių praktikų, nieko. Jisai toliau gyvens gyvenimą. Gali būti taip. Gali būti, arba net neišsprendęs tos problemos, jis nusivils, matys, čia visai irgi jokios pagalbos tame nėra. Ir taip pat, kaip sakant, numos ranka į dvasinius dalykus. Arba būna ir teigiami pavyzdžiai, kai žmogus vis dėlto ateina dėl vienų dalykų, bet ten pamato, kad ten yra kažko daugiau ir toliau tęsia kelią jau su kita motivacija. Taip pateiksiu pavyzdį dar kitokių motivacijų. Tai sekantis yra žmonės trokštantis naudos, trokštantis kažką gauti, ar tai būtų materialaus, ar sakykime, kažkokių subtilių psichologinių dalykų, ar vidinių, tai gali būti, nežinau, turtai, galios, energija, kažkokie gebėjimas valdyti, kontroliuoti gamtą ar kontroliuoti save, grožis, mistinės galios, kažkokie, sakykime, karjeros laimėjimai, santykių pagerinimas. Žmonės dėl įvairiausių dalykų kreipiasi, ieško kartais dvasiniuose šaltiniuose šitų kažkokių tai metodų pagerinti savo gyvenimą. Ir tai yra ta antra kategorija, kuri taip pat yra slidoka, nes dėl tos pačios priežasties, jeigu žmogus gauna tai, ko norėjo, jisai gali tiesiog vėl pamiršti
arba netgi jeigu negaunant, gali nusivilti, kad tai yra neefektyvu, neveiksminga ir jisai vėl grįžta į gyvenimą be dvasinių dalykų, kol vėl jį galiausiai kažkas prispaudžia, kažkokie sunkumai. Yra toks netgi priešingas, sakykime, pavyzdys rytų šventraščiuose apie tokį karalaitį, kuris troško, konkuravo su savo broliu ir tiesiog norėjo būti karaliumi, norėjo ateityje paveldėti karaliaus postą ir jisai dėl to pradėjo ieškoti Dievo, jisai rado dvasinį mokytoją, kuris jam pasakė, išmokino mantrų, išmokino meditacijos ir galiausiai tas karalaitis jaunas, pasiekęs aukščiausią tikslą, aukščiausią gyvenimo tikslą, jisai suprato, kad visa tai, ko jisai norėjo, buvo nevertinga. Jis netgi pasakė, kad aš sekiau stiklo šukių, o gavau neįkainomus deimantus. Taigi visa tai, ko man reikėjo, man dabar atrodo tai nevertinga, aš to net nebenoriu, nes aš gavau to, apie ką net nežinojau. Tokių būna variantų. Irgi žmogus ateina dėl kažkokių materialių laikinų tikslų, bet jisai pamato, atranda kažką daugiau. Ir galiausiai trečia kategorija jau biški tokia subtilesnė, dar subtilesnė, tai yra žmonės, smalsūs žmonės, kurie ateina dėl žinių troškimo, noro sužinoti, noro viską žinoti, viską suprasti. Tai yra jau tokia rimtesnė kategorija. Tai reiškia, kad jie dažniausiai bus jau praėję tas dvi prieš tai, daugiau ar mažiau praėję, kažkiek tai. Tai yra, jie bus supratę, kad dvasiniai dalykai yra ne tam, kad tiesiog kažkokias kančias išspręsti ar pagerinti savo būseną materialę ir toliau gyventi viską vėl pamirštus, bet ten yra kažkas giliau, į ką galima atrasti, ką galima suprasti ir galbūt pritaikyti. Ir galiausiai ketvirtoji kategorija, kuri, sakykime, galutinė, tai yra motyvacija, kai žmogus trokšta pažinti absoliutą. Kitaip, sakykime, pažinti Dievą arba padalinus tokius dar laipsnius, tai yra pažinti Dievą, išmokti jį gerbti, pamilti ir galiausiai šlovinti. Yra toks, sakykime, pats paskutinė motyvacija, nes jinai neturi kažkokių savanaudiškų norų. Ir kad suprasti šitas 4 kategorijas ir kaip jos mumise persimaišo, nes gali būti truputį to, truputį ano, kaip minėjau, kad suprasti labiau, dar sutrumpinau iki 2 tokių įvardinimų, kad pirmas yra, tie įvardinimai turi tokius pavadinimus rytų filosofija: sakama ir niškama. Sakama tai reiškia su troškimais, o niškama tai yra be troškimų. Tai reiškia be savanaudiškų troškimų, be savanaudiškų egoistinių materialių troškimų. Ir tos, sakykime, 2 tokios suglaudusi 2 kategorijas, tai reiškia, kad bet kuri dvasinė praktika tikra, patikrinta, jinai veikia taip, kad vestų palaipsniui iš to lygio, kur žmogus turi daug troškimų įvairių, jų mažėja ir galiausiai jis prieina prie to tyro noro pažinti dvasinius dalykus, be kažkokių papildomų egoistinių, sakykime, užmanimų. Kažkas pasakytų, ar iš vis įmanoma neturėti egoistinių savanaudiškų motyvų, kad ir mažiausio, bent truputėlį kažkur tai užslėpto. Galbūt tai iš tikrųjų yra žiauriai sunku. Tačiau tiek iš istorijos, tiek iš šventraščių, tiek kažkas galbūt netgi iš gyvų pavyzdžių žino, kad tai būna, tai pasitaiko kartais ir būtent tam talkina dvasinės praktikos. Tai yra žmogaus sąmoningas pasirinkimas, supratimas, kad dvasinės praktikos tai yra tas tikrasis vidinis žmogaus gyvenimas ir kad tam reikia skirti tą prioritetą gyvenimo tikslo
Ir tai žmogus taip susidėliojęs gyvenimą palaipsniui eina per tas kategorijas iki paskutinės motivacijos. Tai jeigu jums kilo kokių abejonių šitoj daly, parašykit, pasižymėkit, būtinai klauskit ar pasidalinkit, arba gal jūs kažką turit supratę apie tai, taip pat pasidalinkit. Ir dabar prieisiu prie dar vienos dalytės, tai yra keletos tokių teiginių, kurie padės labiau suprasti tą dvasinės praktikos paskirtį. Ir apskritai, kas tai yra. Truputėlį. Tai būtų tokie 3 pagrindiniai teiginiai. Pirma, tai yra, kad dvasinė praktika yra labai, labai paprastas dalykas. Labai paprastas. Kokia tai bebūtų dvasinė praktika, jeigu jin tikra, dažniausiai jin susideda iš vos kelių kažkokių tai pamokymų, rekomendacijų, veiksmų ar kažkokių tai dalių, kurios yra visiškai paprastos ir kurioms nereikia nieko turėti. Toks, koks tu esi, netgi yra juokaujama kartais, kad reikia turėti 2 ausis, tarkim, 2 ausis ir burną. Jeigu neturi 2 ausų, gali užtekti ir 1. Jeigu, tarkim, neturi net burnos, tai ausis turi, ar akis turi, arba, visais atvejais vis tiek kažką bent jau turi ir kažką gali padaryti. Ir dvasinės praktikos sudėliotos taip, jos tokios paprastos, kad joms to užteks, ką tu beturėtum, kur tu bebūtum, kas tu bebūtum, kiek tau bebūtų metų, kokio tu išsilavinimo bebūtum, kokia tavo finansinė padėtis, ar jos iš vis nėra, ar tu karalius, ar tu elgeta, ar tu turi daug laiko ar mažai. Visais atvejais tu gali imtis dvasinės praktikos. Ir tai galima palyginti su priešprieša, tai yra materialiais tikslais, materialia praktika, kad kur tu bebūtum, kas tu bebūtum, tu negali taip imti staiga čia sėdėdamas ir kažką labai padaryti. Tarkim, tu nori padaryti tiesiog puoduką. Šito puoduko atveju reikia, ištisų fabrikų, reikia geležies rūdos kasyklų, ištisos industrijos, daugybė žmonių, buhalterių, apskaitininkų, mokslininkų, ko tik tai norim, kad galiausiai gautum tiesiog rezultatą, tai yra paprastą puoduką. To skiriasi irgi dvasinė praktika nuo materialios. Dvasiniai praktikoje pati praktika yra labai labai paprasta, o pasiekimas yra nepaprastas. Jeigu tu kažką pasieksi bent truputėlio, tai tikėtina, kad apie tave žmonės kalbės dar 1000 metų, ar bent 100 metų, ar bent tavo giminėje, ar tavo aplinkoje iš tavęs įsikvėps. O materialioji praktikoje atvirkščiai, kad materialioji veikloji, kad tu kažką padarytum, tu turi labai daug visko turėti, visko įdėti, investuoti. Bet rezultatas bus labai paprastas, tiesiog kažkoks puodelis, tarkim. Arba, sakykime, šaukštas. Kad padaryti šaukštą, tu turėti net ir medinį šaukštą, tu turi turėti peilį, turi eiti kažkur ieškoti medžiagų, gaminti. Bet rezultate tu turėsi tiesiog šaukštą, nors žmonės būna, kaip Indijoje, gali ir be šaukšto valgyti, tai yra įprasta. Arba kėdę, tarkim, padaryti. Irgi labai daug reikia medžiagų, visokių sudėtingų procesų, įrankių. Bet rezultate turi kėdę, nors ir be kėdės irgi gali būti nugyventi gyvenimą. Aišku, čia tokie pusiau juokingi pavyzdžiai, bet pati esmė, kad ko norėjau pasakyti, kad dvasinė praktika yra tai, ką visada gali atlikti, nes tai yra natūralu žmogaus kūnui ir psichikai. Viskas, ko reikia, visą laiką jau yra čia, su mumis. Ir dar viena detalė, kuri rodo, kad ar dvasinė praktika kažkuri konkreti yra gera, tai, kad prie jos nieko nereikia pridėti ir kad yra prieš 1000 metų buvo tokia ir po 1000 metų tokia, žmogus gauna tą pačią praktiką ir mato, wow, tai yra stebuklas kažkoks. Nieko nereikia pridėti. Jeigu tai geras dalykas, ką gali dar pagerinti? Nors jin visiškai paprasta, bet jin tobula.
ten ar malda, ar meditacija, ar kažkas, ar šventraščių skaitimas. Viskas jau tame yra. Ir visiškai priešingai materialiems dalykams, tai yra ypatingai šiais laikais, tai gerai matosi technologijų amžiuje, kažkoks stebuklingas, daug pastangų reikalavęs dalykas, kažkoks, tarkim, įrenginys, jisai po 5 metų arba po kelių metų, jisai net padėjus į gatvį, jo niekas neims, nes tai yra tiesiog visiškai bevertis jau tampa dalykas. Labai greitai, nes žmonės sugalvojo, kaip dar pagerinti. Ir nėra to galutinio rezultato, tai reiškia, kad jisai niekada nėra geras, jeigu žmogus sugalvoja, kaip pagerinti. Tai yra, jis kažko visą laiką jame trūksta. Ir dar viena detalė. Gal truputį sutrumpinsiu. Dar viena detalė būtų tokia, sakykime, pavadinau psichologiškas jungiškas požiūris. Tai yra pagrįstas psichoterapeuto Karlo Gustavo Jungo tokiais pastebėjimais, kad žmogus turi tos 2 pusrutulius smegenų. Vienas labiau atsakingas už loginius sprendimus, racionalų mąstymą ir taip toliau. Kitas labiau už intuityvų, emocinį mąstymą ir panašiai. Ir pastebėjimas toks, kad jeigu to intuityvaus mąstymo neužimant dvasiniam praktikom, dvasiniais dalykais, tai pirmoje vietoje nepastatoma jie, tai žmogus iš kažko materialaus padaro religiją. Jisai asmeniškai savo viduje. Ką tai reiškia padaro religiją? Tai reiškia, kad kažkokios jo gyvenimo sritis materialios, ar tai būtų kultūra, santykiai, menas, karjera, pinigai, sportas, bet kas. Jisai tai pastato į pačią aukščiausią tokią sudievintą vietą ir tai pastato kaip savo gyvenimo, bendrai gyvenimo tikslą, gyvenimo prasmę ir esmę. Ir aišku pastebima, kad tai kažkurį laiką tai yra labai stipri motyvacija tam, kad žmogus judėtų į priekį. Tačiau problemos prasideda, jeigu jis pasiekia tai, ko norėjo, ką užsibrėžė, jisai galiausiai protas pamato, žmogaus protas analizuoja, kaip ir mažam vaikui davus barškutį, jisai kažkaip labai stebina iš pradžių, bet paskui nebe taip ir paskui dar mažiau ir paskui supranta, kad čia nieko nėra. Ir lygiai tas pats su bet kuriais materialiais dalykais. Kaip bežiūrėtume, protas vis dėlto pamato, kad yra kažkas laikino ir kažkas nesuteikiančio tos tikros pilnatvės, tikros laimės. Tai tiesiog yra kažkokio poreikio patenkinimas, jį patenkinus to nebereikia. Bent jau tam laikui. Arba jis tai patenkinamas neužpildant vidaus. Ir ką tada daro žmogus? Tada gali prasidėti labai rimtos problemos, gali prasidėti depresija, jeigu žmogus ten sudėjo tiek daug vilčių ir jis tai gavo ir jis pamatė, kad nieko ten nėra. Gali žmogus netgi pradėti galvoti apie savižudybę, skyrybas ir taip toliau. Tai yra griūna žmogaus gyvenimas. Arba jisai toliau lieka toje padėtyje, bet jaučia, kad tos laimės nėra, tai jis visą laiką galvoja, kad aš išoriškai turiu viską, ko reikia, tarsi, ko užsibrėžiau, turiu ir aš šlovė, aš esu koks nors dabar aktorius garsus, arba esu labai turtingas žmogus, turiu kažkokius rūmus, arba turiu labai gerą karjeros postą, ar dar kažką, bet kažko dar trūksta, aš tiesiog dadėsiu truputėlį, dadėsiu tai, kas duoda dar laimės daugiau, ir prasideda svaiginimasis, narkotikai, kažkokių tai malonumų dar vaikymasis, sakykime, neištikimybės, dar kažkas, nors žmogus jau turi šeimą ir atrodo išoriškai laimingai gyvena, bet jam laimės trūksta, todėl jis vis dar deda. Ir kuo jis daugiau deda, jis pamato, kad tos laimės vis tiek nepadaugėjo. Gal netgi pamažėjo, nes prisidėjo beprasmybės ir tuštumos jausmo. Tai
Tai iš psichologinės tos jungiškos pusės visą tai dėl to, kad žmogus pastatė ne tą dalyką tenai savo tikslu. Nes ten tose materialiuose dalykuose, kaip mes bežiūrėtume, kaip jie bebūtų, tarkim, būtini išgyvenimui ir panašiai, bet jie nėra užpildantis pilnai. Ir galima taip išskirstyti, kad vienas pusrutulis atsakingas yra už išgyvenimą, o kitas už gyvenimą. Gyvenimą tai yra, dėl ko žmogus gyvena. Gerai, tu išgyvenai, pasirūpinai savo pragyvenimu ir išgyvenimu, bet dėl ko tu išgyveni ar pragyveni. Tai šituo atžvilgiu žmogus yra sėkmingas ir jo tie pusrutuliai labai subalansuotai veikia, sveikai tuo atveju, jeigu jis ten pastato dvasinius dalykus, dvasinės praktikas, nes jos yra sudėliotos taip, kad vis laik įvestų tą balansą, jeigu jos yra autoritetingos, jos yra tikros ir jomis einama nuoširdžiai, rimtai, sekamas, stengiamasi, tai tiesiog jos pačios priverčia žmogų vis labiau gyventi subalansuotai ir vis labiau siekti tų neišorinių tikslų. Ir galima pastebėti, kad tą, kaip sakyti, išorinių siekių vaidmenį gali atlikti netgi religija. Netgi jeigu žmogus pastato savo siekį kažkokius išorinius religijos tikslus. Netgi būna atveju, kai žmogus tampa dvasininku, šventininku ar vienuoliu ar brahmačariu. Tai reiškia vienuolių rytų tradicijos ir užima kažkokius aukštus postus, atlieka sudėtingas praktikas. Jį priema bendruomenės kaip kažkokį autoritetą, bet jis paskui pasako, kad jisai, tarkim, iš viso, arba jis meta tiesiog tą praktiką, po kiek laiko pasako, kad jis nerado laimės, nes jisai būtent tą išorinį dalyką laikė, kad čia ir yra tas tikslas. Tiesiog ant tiek neteisinga buvo motyvacija, kad jis netgi sugebėdamas išoriškai daryti tai, kas atrodo kaip dvasinė praktika, jis sugebėjo išlikti materialiojo mąstymo platformai. Kaip vienas žmogus, kuris gal 30 metų praktikavo vieną dvasinį kelią, jisai parašė paskui savo atsiliepimus, pasakė, kam aš tiek laiko išvaiščiau, aš praturtėti nepraturtėjau, žmonos susirasti nesusiradau, karjeros padaryti nepadariau. Kam aš tiek laiko išvaišiau? Tai žmogus buvo, kaip sakant, gerbiamas kažkokioje bendruomeniai ir tiesiog sugebėjo visiškai sumaišyti savo motivacijas. Taigi, tai kaip minėjau, turbūt tiek šiam kartui, kad per daug neužtęsti, bandysiu daryti tokius įrašus ne per daug ilgus, neperlipant per pusvalandį, per daug, kažkas apie pusvalandį bus, tam, kad galėtume pasigilinti į keletą išvardintų kažkokių tai punktų, detalių ir jas aptarti daugiau. Tai jūs palieku su keletu klausimų, su 3 klausimais tokiais. Pirmas, ar sužinojote kažką naujo? Antras, ar sužinojote kažką vertingo? Ir trečias, gal kilo kokių neaiškumų ar klausimų? Tai prašau jūsų pasidalinti. Ir dar kartą dėkoju už skirtą laiką, už tai, kad prisijungėt, už tai, kad savo buvimu taip pat įkvėpėt ir mane iš tikrųjų stengtis ir dar labiau domėtis tuo, kas man ir taip įdomu, bet kai yra daugiau, didesnė komanda, tai automatiškai mes vieni kitus įkvepiam ir palaikom. Tai yra labai džiugu. Tai ačiū labai jums ir iki kitų kartų, kai pratęsim šitos temos sekančią dalį.